Kas būtų, jei pasakyčiau, kad paprastas gero elgesio gestas gali sukti į šaltą ir net įžeidžiantį įvykį? Tai būtent tai, kas neseniai nutiko Kauno autobusuose. Paprastas rytas, pilnas miesto autobusas. Jauni žmonės skuba į darbus ir mokslus. Visi panyrė į savo mintis, kol į saloną įlipa močiutė. Kaip ir visada tokiose situacijose, sėdimosios vietas užimtas ir pagyvenusi moteris lieka stovėti. Bet tada priekyje sėdinti mergina padaro tai, ką tikėtina darytų daugelis iš mūsų. Ji atsistoja ir pasiūdo vietą. Tačiau vietoj paprasto "prašau atsisėskite", mergina įsišiepia ir taria žodžius, kurie akimirksniu pakeičia visą atmosferą. "Prašau atsisėskite, nes jūs turbūt vis tik ilgai nesėdėsite." Tyla, po kurios seka pyktis. Nuo šypsenos iki nejautraus įžeidimo tik vienas sakinys. Iš pradžių keleiviai nustebo, po to dalies veiduose atsirado nepasitenkinimas. Kaip teigia vienas vyresnio amžiaus vyras, tai buvo tiesiog apgailėtina. Močiutė, nors ir bandė nusišypsoti, atrodė akivaizdžiai sutrikusi. Ji atsisėdo, bet jos akis išdavė, kad širdyje liko nemalonus jausmas. Svarbus pamąstymas. Ši istorija tai svarbus priminimas apie bendravimo etiketą ir empatiją. Net ir geriausi ketinimai gali būti sugadinti neapgalvotų žodžių. Gerumas tai ne tik veiksmas, bet ir būdas, kuriuo mes jį išreiškime. Kartais nekaltas juokelis apie amžių gali būti suprastas kaip pašaipa, ypač toje visuomenės dalyje, kuriai amžiaus klausimas yra jautri tema. Šis incidentas rodo, kad geriausia tiesiog elgtis paprastai ir maloniai, be jokių papildomų komentarų. Nes žmonės prisimins ne tai, ką tu padarei, o tai, kaip privertei juos pasijusti. Prenumeruok mūsų kanalą, jei nori nepraleisti naujas gyvenimo istorijas, bei komentaruose parašyk, ar mergina pasielgė teisingai.